Sveiki visi, su jumis LPS lietuviški filmukai ir šiandien pagaliau dar vienas keistų komentarų video. Aš tai šiek tiek nusprendžiau pakeisti patį LPS šiom serijom, tai bus nebe tas Wolfcatas, o bus štai šitas Jack Russellis, nes aš taip noriu. Ir nuo šiol jis bus kaip šių serijų vedėjas ir panašiai ir jo. Šių serijų intro, kuris buvo ne ką tik, bet neseniai, aš pakeisiu vietoj tos katės į šitą šunį, tai jo. Ir taip pat nusprendžiau dar šiom serijom daryti 10 komentarų per vieną video, kad nebūtų ilgas pats video, tai kiekvienam video bus po 10 keistų komentarų. Taigi, pradėkim! They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. Buciuoju dvitaškis skliaustas. Ir sekantis, ačiū už mano labai nustebau. Gerai, taigi, ką aš galiu pasakyti apie šiuos komentarus? Taigi, šis žmogus yra labai laimingas, sprendžiant iš rašybos, nesinaudoja lietuviškom raidėm. Tikriausiai jį paminėjo per video. Tikriausiai. Komentarai rašyti prieš 7 mėnesius, tai teks susitaikyti. Gal žmogus iš tikrųjų jam dabar gėda bus, bet kągi padarysi. Visi mes būnam jauni ir kvaili. Taigi, LPS Retangrill. Ok. Pasakyk, kad ji už mane labiau keikias, kas su manim sutinka, taškas, ir šiaip aš taip nesikeikiu, čia buvo tik todėl, kad aš jos žiauriai nekenčiu. Dvitaškis ir taip toliau. Sekantis komentaras po jos komentaru yra like. Čia kai kokia nors signalizacija, tai pip. Arba kai skambinat kam nors irgi tai pip. Tai čia tikriausiai ta pati versija, tik su like. O dėl pirmo komentaro, tai labai užjaučiu tą žmogų, nes tikriausiai iš lietuvių, gerų pažymių tikriausiai tikrai negauna. Kodėl aš tokia durnė? Hana, gelbėk. Kiek žinau, man atrodo, šituos komentarus man atsiuntė pati Retan, tai aš iš tikrųjų labai tave užjaučiu, kad tu tokius komentarus gauni ir tikrai žinau, koks yra jausmas tokius komentarus gauti, tai jo, tiesiog, ta prasme, net šiurpai per nugarą perėjo. Taigi, dabar komentarų serija. Čia dar kai Priti egzistavo. Ta Agnė tikra liuzerė išvis. Ji negali sugalvoti ką kitas šiaip Hana, mano didžiausia gerbėja. Jinai, kad apsimainė Rusijoj, tai meluoja. Ir man labai iš tikrųjų yra sunku skaityti tuos žodžius, nes nėra lietuviškų raidžių ir tiesiog laužau liežuvį, tai tikėkimės po šio video aš jo pilnai nesulaužysiu ir dar galėsiu šnekėti. Kaip matot, čia yra kalbama apie Priti ir tas laiko tarpas, kai Priti egzistavo, net bloga daros. Bet tiesiog žmonės, prašau, lankykit lietuvių pamokas ir iš jų nebėgiokit. Ačiū labai.
LPS Retan Girl nori Google+. Niekas nesinaudoja Google+. Kas iš jūsų naudojat Google+? Jei kas nors naudoja, tai pafollowinkit mane per Google+, būtų žiauriai nice, tai jo. Jo. Dar vienas RIP gramatikos. Atsiprašau, suklydau jį pasivadinus LPS Prita Girl. Ir mūsų didžioji Retan atsakė, žinau, bet visiems nerūpi. Ir PS, aš neprisimenu tokio kanalo LPS Prita Girl, tai priminkit, jei toks egzistavo. Ačiū. Dėkingas, nusiųsiu 10 eurų. Nu, jau pasižiūrėjau, o kur tu gyveni? Marijampolėje. Aš Lietuvoje. Ok. Marijampolė nėra Lietuva, tai yra atskira šalis. O Lietuva yra miestas. England is my city. Viskas aišku. Fainai. Jo, tikrai kažkam geografijos pamokose nesiseka. O dieve, kodėl jūs visi bėgat iš pamokų? Tai ir mano galutinis žodis tai, kad mes šiam komentarų chatui ir pačiam komentarui galime suteikti geriausio, tai yra keisčiausio komentaro titulą šioje serijoje ar epizode, kaip nori taip vadinkit. Taigi, paplokimis į tikrai nusipelnytas ir gerai iškovotas, taigi sveikinam. Tu belė ką parašiai. Aš jums pavaizduosiu, kaip vyko šito komentaro rašymas. Tu... kur aš baigiau? Ai taip. Belė ką parašiai. Enter. Komentaras prašytas, galiu eiti valgyti sumuštinių. Taigi, tai buvo mūsų paskutinis komentaras. Ir pažadu, aš tikrai keliusi daugiau dabar šitų serijų, nes turiu prisikaupęs pilną visokių komentarų keistų, tai jo. Ir jeigu norit, galit siųsti ir prašau, nerašykit netikrų keistų komentarų, nes tada serijos pasidarys neįdomios ir aš tikriausiai jų nebekursiu. Bet kol kas aš turiu prisirinkęs dar 7 serijom keistų komentarų, tai galit neskubėti siųsti keistų komentarų. Bet būčiau labai dėkingas, jeigu atsiųstumėt. Galit atsiųsti į štai šituos. Tai yra Facebooką, Skype'ą, Instagramą ir LPS Amino ir Hangout'ą. Ir galbūt šioje serijoje komentarai nebuvo tokie žiauriai keisti, bet tai buvo komentarai, kuriuos aš sudėjau šiai serijai ir juos dėjau visiškai atsitiktinai. Tikiuosi, nepykstat ir vis tiek buvo įdomu, kažkaip gal montuodamas padarysiu įdomiai, bet nežinau. Taigi, mano kamera išsikrauna, tai sakau jum iki kito karto ir ciao! Šių serijų intro aš greit pakeisiu iš... Video bus